Tai labas vakaras visiems prisijungusiam. Aš esu gydytoja Nida Silienė ir šiandien antradienio vakare vedu Žmogaus instituto tinklalaidę, kuri vadinasi Mąstyk ir veik. Ir šiandien pas mane svečiuose Rapolas Micevičius, kuris iš tikro atitinka turbūt tą šūkį Mąstyk ir veik, iš tikro veikiantis, labai veikiantis žmogus. Ne, ir kaip matote, jis šiuo metu vairuoja, nes grįžta iš treniruočių Austrijos kalnuose. Labai džiaugiuosi, kad jis sutiko su mumis susitikti ir tada kviečiu Rapolą jūs pasisveikinti irgi su mūsų klausytojais ir aš gal paskui jūs dar šiek tiek pristatysiu ir prašysiu, kad pats prisistatytumėt. Žinoma, tai sveiki visi klausytojai. Turbūt gal pirmiausiai iš karto atsiprašysiu, turiu ir temperatūros, ir slogą, ir nosis užkritusi, tai gali būti įvairiausių garsų ir nosies šliurpimo, tai iš karto atsiprašau už tai. O malonu, kad pakvietėte ir laukiu klausimų ir įdomu bus pasišnekėti. Jo, tai ačiū tikrai Rapolai ir Rapolas yra tas žmogus, jaunas žmogus, kuris savo, kaip mes ir pavadiname šios dienos laidą apie netektis ir atradimus, kuris kažko netekęs iš tiesų atrado naujus plotus ar naujas galimybės, ir toliau gyvena labai aktyvų, labai įdomų ir tikiuosi laimingą gyvenimą, Prieš keletą metų, kaip rašo spaudoj, kiek aš apie jūs girdėjau, buvote tiesiog jaunas, atsipalaidavęs, padykęs, ar kaip dar pasakyti, žmogus, kuris užsiminėjo pačiom įvairiausiam veiklom, turėjo sėkmingą galbūt karjerą kažkur ir jūs ištiko nelaimė. Tai gal galite papasakoti, kas jūs ištiko ir kaip visą tai pakeitė jūsų gyvenimą? Taip, tai buvau aktyvus ir sportavau, užsiiminėjau įvairiais ekstremaliais sportais ir slidinėjau ir kaitavau. Tai gal tai buvo, dabar visą laiką maišau, kadangi buvo ta nelaimė pakankamai senai, 21 ir 22 ar 21. Dabar, manau, 21 spalio mėnesį išėjau kaituoti ir triuko metu šokau viršų, dariau triuką, pamečiau valdymo barą ir nusileidau labai stipriai ant lentos ir rezultate lūžo koja, turėjau vieną atvirą, kitą uždarą lūžį. Atsiguliau ligoninę, galvojau, kad tai yra tiesiog labai, aš daug esu turėjęs traumų ir operacijų, turiu daug varžtų ir metalų kūne, tai galvojau, čia bus dar viena plokštelė, keli varžtai ir aš už pusmečio vėl galėsiu grįžti prie savo veiklų. Tai rezultate po beveik 12 mėnesių, 15 operacijų, daug diskutavimų, teko amputuoti kairę koją žemiau kelio. Jo, tai iš tiesų tai, ką pasakojate, skamba ne taip ir džiaugsmingai, šitiek daug operacijų ir po to amputacija, bet tuo pačiu girdėjau, kad tą amputaciją lyg taip pat ėmėtės tos iniciatyvos, kad gydytojai apsispręstų amputuoti koją. Kaip jums kilo ta mintis? Klausimas buvo truputėlį nutrūkote. Ar man pačiam kilo mintis, ar tiesiog... Ar jums pačiam priėjo ta mintis, kad reikia amputuoti koją, ar čia buvo gydytojų pasiūlymas, ar čia buvo jūsų bendras sprendimas? Labai sudėtinga atsakyti iš tikrųjų, nes aš buvau ir įvairiose fazėse, kai buvau narkomanas vienu metu ir nesupratau, kada diena, kada naktis, daug vaistų man leisdavo. Tai kiek pamenu, infekcija buvo tiek progresavusi, aš apie amputaciją tikrai negalvojau. Viską dariau, kad tik tai koja liktų ir kad galėčiau ją naudoti su paskirtimi ir rezultate galėčiau sportuoti. Tai po daug mėnesių gydymo, po infekcijos išplėtimo, gal pirmiausia pasiūlė man po 6 mėnesių, kokių tu pagalvok, nes gali rezultatai būti. Duosiu savo bent 3 metus ligoninėje, bandysime ten padaryti viską, ką galime, kadangi daktarai žadėjo bus metai, 1,5, po to 2 metai to gydymo, galiausiai ten jau pareigėjo 3. Ir man tos garantijos nelabai patiko, nes nebuvo nieko garantuota.
vis tęsiasi. Tai po 10 mėnesių aš jau pats pasiūliau daktarams, kadangi nebepasitikėjau šiems ir norėjau kontroliuoti situaciją pats, pasidomėjęs apie protezus, sakau, tai gal vis dėlto galime pasvarstyti apie amputaciją, nes kaip matau, gydymas nesiseka, jeigu man toliau infekcija kils, aš ir kojas neteksiu, turėjau ir sepsį po operacijos, buvo gyvybei iškilusi tikrai grėsmė didelė, tai buvau visiška daržovė, pradgulėjęs daug mėnesių lovoje, aš tiesiog galvau, kas iš manęs liks. Ir galiausiai konsiliumas priėmė sprendimą, kad 50% jie sutiko ir 50% jie nesutiko. Tai buvo mano sprendimas. Aš turėjau 24 valandas apsispręsti, kas geriau. Tai aš iš jų tokią žinią gavau prieš priimdamas sprendimą. Taip, tai iš tiesų į tam įtakos turėjo ir jūsų sprendimas, ne, kaip sakote. Ir kai sakote, aš buvau narkomanas ir nesupratau, kas vyksta, tai vėlgi tai tas pasakymas narkomanas, tai vėlgi nuo nuskausminančių vaistų ir nuo to turbūt ilgo gulėjimo ir nuo to išsekimo, nes sepsis irgi yra labai sudėtinga situacija, ne, labai daug jėgų reikalaujanti iš organizmo. Ne, tai iš tiesų toksai drąsus žingsnis. Ir kaip jūs... Nežinau, kaip jūs atsibudote po operacijos, kai jau buvo amputuota koja, kaip jūs jautėtės, kokius skausmus patyrėte, su kokiom psichologiniam, emociniam situacijom susidūrėte. Po pirmos amputacijos tai atsikėliau su pakankamai nedideliais skausmais. Atrodo, viskas buvo gerai, nejaučiu nei fantominių. Pabudau truputėlį anksčiau negu reikėjo. Pabudau jau tik išvežus iš operacinės ir supratau, pažiūrėjau žemyn, žiūrėjau, kojos nėra, tai jau pradėjau gaudytis, kad jau operacija baiginėjasi, bet skausmo vis dar nejaučiu, tada mane nuvežė į palatą, pabiškis skausminamieji nuėjo, pradėjau jausti tokį gal 3-4 iš 10 skausmą, tačiau per ateinačias 2-3 dienas vėl turbūt operacijos metu nuo įrankių pakliuvo infekcija kita ir teko dar kartą grįžti į operacinę, kad patrumpintų nupjautą koją vadinamą ir pašalintų infekciją. Tai po tos operacijos jau buvo tikrai blogai. Skausmų atžvilgių prasidėjo fantominiai ir teko kankintis gerus kelis mėnesius iki tol, kol galėjau turėti vieną naktį 5 nepratrūkstamas valandas miego. Tai va, tie 2 mėnesiai buvo sudėtingi. 2 mėnesiai po operacijos. Ir iš tiesų, o kaip vat vieną kartą amputavo, ne, ir vėl komplikacijos, ir dar viena operacija, kas jums padėjo išlaikyti tą viltį, ne, kas jums padėjo, gyvybę išlaikyti tiesiog, tą norą gyventi, kaip manote? Gal aš visą laiką, aš niekada nebuvau profesionalus sportininkas, aš visą laiką turėjau gerą vadovaujamą darbą ir turėdavau komandas, valdydavau verslus ir niekada nemaščiau, kad galiu būti profesionalus sportininkas ir žiūrėti sportą kaip į karjerą. Jisai vis laik būdavo šalia, aš turėjau daug užsiėmimų ir krepšinį, ir karate, ir tinklinį žaisdavau, ir turnyruose, bet tai būdavo šalia. Ir po traumos kažkaip taip pasižiūrėjau, kad yra žmonės, kurie slidinėja be kojų ir yra parolimpinės. Aš taip įsivertinau, kad turbūt grįžęs turėsiu ieškoti naujų iššūkių ir norėsiu turbūt kažkaip save atrasti iš naujo. Ir manau, kad tas tikslas iškeltas, kad aš noriu dalyvauti parolimpinėse ir noriu pasiekti tą lygį, mane toliau vertė šypsotis ir nepasiduoti. Tai ta mintis apie parolimpinį sportą ir apie tą savo gyvenimo krypties keitimą jau jin aplankė ir prieš tą kojos amputaciją ar prieš pakartotiną operaciją, ne, kada buvo tiek daug išbandymų, tiek daug skausmų, tiek daug kančių patirta. Ar aš teisingai supratau? Kai sužinojau, kad amputacija bus, tada pradėjau šitą mintį kurti, nes žinojau, neturėdamas tikslo, neturėdamas kuo gyventi, aš ofise turbūt pražūsiu, nes bus nuobodu ir ieškausi tiesiog naujos motyvacijos. Aš visą laiką gyvenimą ieškau pokyčių, kurie mane
iš komforto zonos išveda ir rezultate aš tobulėju ir man tai suteikia geros emocijos. Žinau, kad man be kojos turbūt bus sunku, man bus sudėtinga ir aš ieškau, kas man galės suteikti tos geros emocijos, kadangi aš jau tikrai gerai slidinėjau, nebuvau, angliškas žodis yra delusional, turbūt toks išplaukęs, kad aš tikrai gerai slidinėjau prieš tai ir aš daug metų gyvenau ir kalnuose. Tai tas tikslas buvo iškeltas su toksai realistiškas pakankamai. Taip. Ir tą tikslą išsikėlėte tada, kada jautėte skausmus, kada jautėte kančias. Taip. Ne? Ir iš tiesų tas tikslas jūs uždegė naujam gyvenimui ar norui pasveikti, suteikė jėgų sveikti. Ar aš teisingai suprantu? Norui progresuoti, nes tikslas buvo gal 8 metai. Aš nesakiau savo niekada metais kitais ar dar kitais, bet sakiau dar kitose paralimpinėse norėčiau, nes tai bus sunkus kelias. Ir reikės iš naujo išmoks vaikščioti ir bus tikrai diskomforto ir nebus taip paprasta. Tai tą supratau. tą supratote, ne, kad reikės dėti daug. O ko daugiausia reikėjo visame tame, sakykime, tame sveikimo kelyje jau po to, kai jau pradėjo taisytis jūsų būsena, ne, kai jau pradėjote sveikti, su kokiais didžiausiais fiziniais ar psichologiniais iššūkiais susidūrėte tame sveikimo kelyje ir kas buvo tie ramsčiai didžiausi, kurie jums padėjo? Tai po ilgo laiko gulėjimo ligoninėje, manau, kūnas buvo toks silpnas, kad man kasdieniniai dalykai buvo sudėtingi. Na, tik į virtuvės įsipalt vandens. Nušokinėti su tą vieną koją, palaikyti tos ramentus, kažkaip nes dar protezų neturėjau. Iki tualeto nueit pasilenkti, sutraukė nugarą, nukritau, reikvies greitai, nebepajudu. Tiesiog tas ilgas gulėjimas mano kūną taip iškankino, kad visa reabilitacija buvo sudėtinga. Ir didžiausi iššūkiai buvo kasdieniniai, lipti laiptais iki namų, iš parduotuvės užsidėjus kuprinę grįžus, visas šlapės prakaituotas, bet žinau, kad tai užtruks. Tai va, čia buvo didžiausi fiziniai iššūkiai, tada skausmai prisidėdavo, vartojau vis dar opioidinius vaistus, vartojau antidepresantus ir mačiau, kad mano asmenybė keičiasi, truputėlį tampu vangesnis, nebenoriu daryti dalykų, tai po kelių mėnesių pradėjau mažinti vaistus, jų visiškai atsisakiau ir tada pradėjau daryti veidrodžių terapiją, tai vat, su fiziniais skausmais padėjo tvarkytis sporto salę, mano didesnis aktyvumas, pastebėjau, kad kuo didesnis aktyvumas, tuo mažesni fantominiai skausmai vakare, nes turbūt nuvargini centrinę nervų sistemą, esi pavargęs ir keliauja. Tie fantominiai skausmai dažniausiai pasitaiko tada, kai guli visą dieną ir nieko nedarai. Taip. Ir kas ramstis buvo didžiausias, buvo šitas klausimas prie tą pačią. Jo, viskas buvo pagalba, ne? Tai ką jūs galėjote atsiremti? Jeigu tinka tas žodis. Apkabinti savo plaukuotą didelį pudelį. Apkabinti savo pudelį. Aš esu toks truputėlį emociškai atbukęs. Aš manau, kad visi mes esam skirtingi. Aš kažkaip tą visą dalyką taip paprastai išgyvenau kaip dar vieną traumą, žinodamas, kad aš turėsiu įrankį, su kuriuo aš galėsiu toliau gyventi. Man kažkaip supratau, kad nebus tos kojos, bet kad emocinis palaikymas, ar jis man buvo reikalingas, manau, kad jo buvo tiek daug, gal aš kad jo net nesureikšminau, bet jeigu jo nebūtų buvę, gal ir būtų reikėję. Tai labai sunku atsakyti, nes buvo ir draugai, ir šeima, net vienu metu aš atrodo, kad pavargdavau, nes man reikėdavo įdėti daug darbo, kad aš juos nuraminčiau. Aš atrodo buvau stabilesnis negu mano šeimos nariai ir draugai, kurie pergyveno daugiau. Jo, tai kaip manote, čia šitas toks įgimtas dalykas ar jūsų išsiugdytas dalykas, toks gyvybingumas, ne, kai pats patiri ir skausmus, ir visiškai pasikeitusi gyvenimą ir dar reikia savo artimuosius ir draugus nuteikti optimistiškai. Čia įgimta ar čia išvystomi tokie dalykai, kaip manote? Manau, kad išvystomi, aš vis laik viskuo domiuosi, aš vis laik klausiu kaip, kas, kodėl. Ir šitos klausimus atsakydamas aš matau sprendimus. Ir kiti žmonės mėgsta panirti į emociją ir nesidomėti. Aš mėgstu spręsti problemas. Gerai, nebus
kojos, ką aš galėsiu daryti, yra protezas, ką aš galėsiu daryti su tuo protezu, galėsiu daryti A, B ir C, ko reikia, kad aš pradėčiau. Ir visas šitas susistrategavimas, manau, man padėjo ir aš nuo mažų dienų į visą gyvenimą taip žiūrėdavau. Tai, mano